Sveiki sugrįžę į Grožio medicina kanalą. Smagu, kad teigiamai atsiliepėte apie kuriamą turinį. Tai mane tikrai motyvuoja. Forever young, I wanna be forever young. Visi žinome šią dainą, ar ne? Bet mes juk norime, kad ta jaunystė tęstųsi amžinai. Yra daugybė industrijų pastatytų ant visuomenės norų išlikti jauniems amžinai. Kosmetikos industrija irgi nėra nekalta. Bene dažniausiai linksniuojama tema ir mano pačios dermatologinėje praktikoje yra amžėjimo pristabdymas. Paskutiniais metais ypač išryškėjo ne tiesiog agresyvus amžėjimo stabdymas bet kokia kaina, o sveikos ir gražios odos išlaikymas grįstas ilgaamžiškumo konceptu. Todėl šiandien noriu pakalbėti apie temą, kuri vis dažniau girdima tiek moksliniuose straipsniuose, tiek kosmetikos pasaulyje – apie NAD. Tai viena iš svarbiausių mūsų organizmo molekulių, kuris stipriai linksniuojama ilgaamžiškumo temoje, tačiau aplink ją šiuo metu daug triukšmo, daug pažadų ir dėja nemažai marketingo. Tad pažiūrėkim, ką iš tiesų žinome apie NAD ir kaip šią žinią galima pritaikyti odos priežiūroje realiai. NAD arba nikotinamido adenido dinukleotidas yra kofermentas natūraliai randamas kiekvienoje mūsų kūno ląstelėje. Jis atlieka pagrindinį vaidmenį ATP, ląstelės energijos gamyboje, dalyvauja šimtuose fermentinių reakcijų, yra būtinas fermentams, kurie taiso DNR ir reguliuoja epigenetinius pokyčius. Kitaip tariant, be NAD mūsų ląstelės tiesiog negalėtų normaliai funkcionuoti. NAD organizme gaminamas iš jo pirmtakų – niacino, vitamino B3 ir triptofano gaunamų iš maisto – žuvies, karvės pieno, neskaldytų grūdų. Įdomu tai, kad didžioji NAD dalis organizme perdirbima iš naujo, tačiau su amžiumi šio proceso efektyvumas mažėja, o bendras NAD kiekis organizme krenta. Kodėl tai svarbu odai? NAD apsaugo nuo uždegimo ir amžėjimo proceso. Jis tiesiogiai susijęs su raukšlelių susidarimu, kolageno mažėjimu ir ląstelių atliekų metabolitų kaupimuose. Taip pat NAD padeda taisyti DNR pažeidimus atsirandančių po ultravioletinių spindulių ar aplinkos streso, kurie sukelia ląstelių disfunkciją ir senėjimą. Su amžiumi NAD kiekis mūsų organizme mažėja. Tai vyksta dėl ultravioletinės spinduliuotės, oksidacinio streso, miego trūkumo, uždegimo, visko, kas pagreitina ląstelinį senėjimą. Tad labai natūralu, kad kilo klausimas, ar galime tiesiog užtepti NAD ant odos ir atstatyti jo kiekį? Būtų gerai. Čia prasideda įdomioji dalis. Mūsų oda yra tarsi šarvas. Jie apsaugo mus nuo bakterijų, toksinų ir daugybės aplinkos poveikių. Šis šarvas vadinamas odos barjeru, o jo išorinis sluoksnis, raginis sluoksnis, yra labai selektyvus ir praleidžia tikrai ne viską, kas ant jo patenka. Mokslininkai netgi turi terminą 500 Daltonų taisyklę. Jis sako, kad tik medžiagos, kurių molekulinė masė yra mažesnė nei 500 Daltonų, gali efektyviai prasiskverbti pro sveiką odą. Tai maždaug 500 gramų molyje. Kad įsivaizduotumėte, pavyzdžiui, retinolis yra apie 280 Daltonų, niacinamidas tik apie 120, tuo tarpu mažos molekulinės masės hialurono rūgštis priklausomai nuo dydžio gali būti ir apie 40 Daltono dydžio. Kalbant apie NAD molekulę, net 663 Daltonai. Kaip jau supratot, ji yra per didelė, kad galėtų prasiskverbti į gilesnius odos sluoksnius, todėl lieka gulėti ant raginio sluoksnio. Antra, NAD yra nestabili molekulė, ji greitai skyla ore, šviesoje ar esant temperatūros pokyčiams. Žodžiu, tikrai jautruolė. Dėl šios priežasties kosmetikoje NAD dažnai lieka tik gražus pažadas, o ne realiai aktyvus ingredientas. Tad kyla logiškas klausimas. O kągi daryti? Mano atsakymas – skatinti pačios odos NAD gamybą iš vidaus. Tai įmanoma per NAD stimuliuojančias molekulės. Pavyzdžiui, niacinamidas – vitamino B3 forma, kuri yra tiesioginis NAD pirmtakas. Niacinamidas didina NAD kiekį odoje, stiprina barjerą, mažina uždegimą, pigmentaciją, net šiek tiek raukšles. Tačiau reikia žinoti ir kitą pusę. Kai kuriems žmonėms, ypač su jautria oda, niacinamidas gali sukelti paraudimą, dirginimą ar niežėjimą. Ypač kai koncentracija viršija 5 ar 10%. Todėl jautriai odai šis ingredientas ne visada tinka. Prieš filmuojant šį video ieškojau kosmetikos priemonių su NAD molekulės aktyvatoriumi, bet dėja nei Lietuvoje, nei Europoje ar už Atlanto daug tokios kosmetikos rasti nepavyko. Tad kol kas pasirinkimas gana skurdus. Ir būtent čia įsijungia naujos kartos sprendimai. Mes su Optimum Derma Aciditate komanda ieškojome būdo, kaip aktyvinti NAD gamybą, bet be dirginimo rizikos. Todėl kartu su šveicarų laboratorija Mibelle Biochemistry sukūrėme naktinę kaukę, kurioje naudojamas jų patentuotas ingredientas Rejuvenate. Būtent šis ingredientas nėra pati NAD molekulė, bet veikia protingiau. Jis aktyvina fermentą nikotinamido fosforibotransferazę, sutrumpinama NAMPT, kuris atsakingas už NAD regeneraciją odoje.
Būtent šis fermentas su amžiumi mažėja, todėl jo aktyvinimas padeda odai atkurti energijos balansą, pagerinti ląstelių veiklą ir sumažinti senėjimo požymius. Moksliniai duomenys rodo, kad Rejuvenate žymiai sumažina žąsies kojelių raukšleles, o po 8 savaičių naudojimo oda atrodo vidutiniškai 8 metus jaunesnė. Stop, išgirdote, būtent 8 metus jaunesnė. Tai rodo tyrimas, kuriame dalyvavo 300 moterų, kurių amžius buvo nuo 30 iki 65 metų, tai labai įspūdingi ir statistiškai reikšmingi rezultatai. Be šio aktyvo kaukėje yra dar keletas labai svarbių komponentų, kuri kartu su Rejuvenate veikia sinergiškai. Acetyl oktapeptide 3. Peptidas, dar vadinamas botokso alternatyva. Jis padeda atpalaiduoti mimikos raumenis ir sumažinti smulkes raukšleles aplink akis bei lūpas. Azijinės centelės ekstraktas, garsėjantis gebėjimu skatinti kolageno sintezę, mažinti uždegimą ir greitinti odos gijimą. Pieno egzosomas, išgautas iš karvės pieno biotechnologiniai pieno ekstraktai, kurie pagerina ląstelių tarpusavio komunikaciją. Veikia kaip natūralūs kurjeriai, perduodantys signalus regeneracijai ir drėkinimui. Skvalenas. Natūrali odai artima riebalinė medžiaga, kuri atkuria lipidinį barjerą ir sulaiko drėgmę, nepalikdama riebumo jausmo. Avokadų aliejus maitina, ramina ir suteikia odai elastingumą. Tai puikus antioksidantų ir vitaminų šaltinis jūsų odai. Hidrolizuota mažos molekulinės masės hialurono rūgštis, kuri giliai įsiskverbia į odą, intensyviai drėkina, suteikia pilnumo efektą. Kartu šie ingredientai padeda atkurti odos barjerą, pagerinti jos energinį potencialą ir sumažinti matomus senėjimo požymius. Be jokio diskomforto ar sudirginimo. Pati ją naudoju 2-3 kartus per savaitę ir esu labai patenkinta poveikiu. Papasakojau daug informacijos, tad užakcentuosiu pagrindinius štrichus. NAD yra viena svarbiausių mūsų organizmo molekulių. Ji valdo energiją, DNR atstatymą ir senėjimo procesus. Tačiau dėl savo dydžio ir nestabilumo ji nėra veiksminga tiesiogiai tepant ant odos. Todėl protingiau skatinti natūralią NAD sintezę su tokiais ingredientais kaip niacinamidas ar Rejuvenate. Optimum dermaciditate naktinė kaukė su Rejuvenate buvo sukurta būtent tam, kad atstatytų odos energijos balansą, sumažintų raukšles ir sugrąžintų odai gyvybingumą, net ir tiems, kurių oda jautri ar netoleruoja niacinamido. Tad jei ieškote kosmetikos, kuri iš tiesų veikia ląstelės lygmeniu, ieškokite ne pažadų, o molekulių, kurios moko odą atsinaujinti pačią. Tai ir yra tikrasis anti-aging. Iš vidaus, iš ląstelės, iš energijos. Ačiū, kad žiūrėjote ir jei įdomu, kaip veikia niacinamidas, peptidai ar odos antioksidacinė gynyba, komentuokite po šio video.